po Dakaro laiko turėjom pailsėti mažai. Pailsėjom, bet nėra kada ilsėtis, turėjom atiduoti medijai daug laiko savo tauragiškiam fanam ir turiu gerą žinią. Už savaitės važiuoju vėl į Saudo Arabiją, į Hail Rally, kur startuosiu su T1 Plus Ultimate, su Toyota Overdrive. Kodėl Toyota? Tai patikimiausias automobilis, aš galvočiau. Ir planai, ir siekis yra, kad 25 metais Dakarą visą pasaulio čempionatą būtų galimybė suvažiuoti su šituo automobiliu, bet labai reikia dirbti to, ieškoti daug draugų, kurie patikėtų, kad mano svajonė įsipildytų, tai manau, kad įsipildys. Ir nepamiršti to, kad ir aišku važiuosiu su Challenger klasė, su Kanama gamyklinė komanda. Iš po Hailo 2 savaitės pertraukai, tada vasario pabaigoje yra Abu Dabis antras etapas. Tai šiemet daug turėsim varžybų ir su kartingais važiuosiu. Geros žinios, kad nesu pirmą kartą važiavęs su Toyota, esu važiavęs Baja Aragoną, kur sekės neblogai, baigiam top 10, važiavom Ekstromas, Patrancelis, Sainzas, Naseras, tai visi topai važiavo, tai žinom, su kuo važiuosim ir taip, visai neblogos žinios, tai palinkėkit sėkmės ir laikom kumščius.